Antroji dalis. Kaip pakeisti likimą, keičiant savo įpročius. Mahatma Gandis yra pasakęs, tai ko tikite, tampa jūsų mintimis. Tai ką mąstote, tampa jūsų žodžiais. Jūsų žodžiai tampa jūsų veiksmais. Jūsų veiksmai įpročiais. Jūsų įpročiai vertybėmis. Jūsų vertybės likimu. Vadinasi, keisdami savo įpročius, kasdienius veiksmus, kuriuos atliekame nė negalvodami, galime pakeisti savo likimą. Ne veltui yra sakoma, nori tapti sėkmingu, ugdyk sėkmingo žmogaus įpročius. Šioje paskaitoje aš norėčiau su jumis pasidalinti labai paprastomis, bet veiksmingomis priemonėmis ir taktikomis, kurios padės jums ugdyti valią ir keisti neefektyvius ar kenksmingus įpročius naujais ir geresniais. Įpročiai susiformuoja tada, kai mūsų elgesys gauna teigiamą paskatinimą. Jei juos turime, vadinasi, kažkada praeityje mums už šį veiksmą buvo atlyginta pagirimu, ramybe ar kitais maloniais dalykais. Tačiau laikui bėgant keitėsi aplinkybės, keitėsi sąlygos, mūsų vaidmuo ir atsakomybės. Tad gero atlygio jau nebegauname, o įprotis vis dar veikia. Pavyzdžiui, buvo metas, kai jūs savarankiškai atlikdami darbą būdavote pagiriami vadovu. Ilgainiui tapote puikiu savo darbo specialistu. Jūs netgi paskyrė vadovauti skyriui. Naujoje vadovo situacijoje jūsų noras viską padaryti pačiam sulaukia kritikos. Iš jūsų prašoma deleguoti užduotis. Bet kodėl? Juk visą laiką buvo gerai, kad jūs dirbote savarankiškai. O dabar iš jūsų prašoma elgtis priešingai. Jūs bandote deleguoti nesudėtingas užduotis pavaldiniams, tačiau vos tik jiems nepavyksta, puolate viską tvarkyti patys. Kodėl? Įprotis valdo. Jūs kritikuoja, jūs pykstate, nors jau suprantate, kad kritika tai puikia galimybė tobulėti. Tačiau senas įprotis valdo. Jūsų klausia apie įvykusį nesklandumą, jūs imate meluoti, teisintis, nors vėlgi suprantate, kad tai vaikiškai ir kvaila. Senas įprotis valdo. Ką daryti? Yra puikia frazė, atspindinti žmogaus santykius su įpročiais. Žuvis nejaučia vandens. Įpročiai yra pavojingi tuo, kad mes patys jų nepastebime. Jie tarsi vyksta savaime. Tai mūsų charakterio, būdo, elgsenos dalis. Ir jei kiti ima mus už tai kritikuoti, mes turime visą kolekciją argumentų savo teisumui pagrįsti. Taigi, pirmoji taisyklė, norint sutramdyti savo įpročius, pažvelkite į save iš šalies. Tai galite padaryti pagalvoję ir atsakę į šiuos 3 klausimus. Pirmasis. Už ką jūs nuolatos kritikuoja kiti, artimieji, draugai, kolegos? Antrasis. Už ką jūs patys nuolatos save griaužiate? Trečiasis. Kokios yra pasikartojančios situacijos, kuomet jaučiatės nesuprasti ar suprasti klaidingai? Antroji taisyklė. Užuot galvodami, kaip panaikinti blogus įpročius, kurkite geresnius ir seniems nebeliks vietos nei jūsų galvoje, nei laiko jūsų darbotvarkėje. Taigi, jei ketinate mesti rūkyti, pagalvokite, ką galite padaryti mainais. Pavyzdžiui, sukilus norui patraukti dūmą, galite užsikaisti puodelį arbatos arba paskaityti internete anekdotų. Jei nusprendėte liautis užkandžiauti vakarais, pradėkite anksčiau gultis į lovą. Norite liautis vėlavę į darbą? Susiraskite pakeleivį. Trečioji taisyklė. Džiaukitės mažais pasiekimais. Šį kartą į darbą atėjote laiku. Susitvarkite stalą, nesurūkite nė vienos cigaretės. Valio! Skirkite savo mažytį apdovanojimą. Kodėl mažytį? Ogi todėl, kad jis būtų simboliškas. Jei apdovanojimas bus didelis, nedidelio laimėjimo kaina netrukus taps per didelė, nepakeliama. Pagalvokite, jei jūs kaskart pirksite savo naują porą batų už dieną, kai nesutraukite nė vienos cigaretės, puikia motyvacija. Tačiau vieną dieną jūs tiesiog pasakysite, ai, ką man tie batai, geriau užtrauksiu dūmų ir pigiau ir paprasčiau.
4 taisyklė. Ugdykite įprotį susitelkti. Moksliškai įrodyta, kad žmogus bandydamas sutramdyti troškimą ką nors daryti, patiria įtampą. Širdies ritmas suintensyvėja, padažnėja kvėpavimas. Įtampa kyla dėl vidinio konflikto, dėl kovos tarp norų ir valios, tarp trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų. Žmogus negali šios įtampos pakelti ilgesnį laiką ar nuolatos būti su ja, todėl jis siekia kiek įmanoma greičiau išspręsti. Jei neturi racionalaus sprendimo, kaip galėtų išspręsti vidinį konfliktą, žmogus grįžta prie įpročių. Kaip galite išspręsti konfliktą ir numalšinti įtampą, negrįždami prie senųjų įpročių? Pirmasis patarimas. Kai tik pajuntate kylantį norą ir įtampą, lėtai skaičiuodami iki 10 paspauskite įsivaizduojamą mygtuką. Mygtuko funkciją gali atlikti koks nors daiktas, pavyzdžiui, rakto pakabukas, saga, žiedas. Tiesiog įsivaizduokite, kad spaudžiate šį daiktą, tarsi spaustumėte mygtuką. Antrasis sprendimas būtų toks. Atkreipkite dėmesį į kylančias emocijas, jas pripažinkite, įsiklausykite. Pasakykite savo, dabar aš pykstu, dabar aš noriu atsikirsti, įžeisti, įrodyti savo tiesą ir viskas. Neanalizuokite, nesiaiškinkite, kodėl, leiskite savo emocijoms būti. Trečiasis sprendimas būtų toks. Sumažinkite širdies ritmą ir tokiu būdu susilpninsite įtampą. Sumažinti širdies ritmą galite 3-5 giliais lėtais įkvėpimais ir iškvėpimais. Įkvėpimo ir iškvėpimo trukmė turėtų būti nuo 15 iki 30 sekundžių. Mano pažįstama meditacijos mokytoja kartą yra pasakiusi, kad jei kas valandą mes bent 1 minutę nieko neveiktume ir negalvotume, tiesiog paklausytume savo kvėpavimų, mes išmoktume daug vidinės ramybės ir savitvardos. Jis sakydavo, kuo sunkesnė yra diena, tuo dažniau reikia daryti tokias nieko neveikimo pertraukas. Yra sakoma, kad tarp nesąmoningo impulso veikti, minties apie veiksmą ir paties veiksmo yra nedidelis plyšelis. Mums tereikia išmokti įkišti koją į šį plyšelį ir mes įvaldysime savo spontanišką, nesąmoningą elgesį. Mūsų instinktus pakeis sąmoningas, atsakingas ir brandus santykis su savo mintimis ir veiksmais. Mes suvoksime, ką darome ir kodėl darome. Gebėsime atpažinti padarinius. Gebėjimas susitelkti yra tas unikalus ir galingas įprotis, kurio dėka mes galime labiau kontroliuoti savo instinktus ir kartu savo gyvenimą bei likimą. 5 taisyklė. Kai yra troškimas, bus ir valia. Ugdydami valią, mes susidurime su 3 jėgomis. Pirmoji jėga yra nedarysiu, antroji darysiu ir trečioji aš noriu. Dažniausiai mūsų noras keistis prasideda nuo minties. Daugiau to niekada nedarysiu. Tačiau ši mintis, nors ir yra pirmoji, ji yra mažiausiai veiksminga, nes ilgainiui kategoriškas ne susiduria su mintimis kaip pavyzdžiui, o kodėl, o jeigu kartą pabandysiu, juk nieko nenutiks ir panašiai. Todėl labai svarbu, vos tik kyla mintis apie tai, ko nenorite daryti, pagalvoti, o kągi darysite kitaip. Jei sugebėsite atrasti argumentų, kodėl verta daryti kitaip, jūs sukursite vidinį motyvą. Vidinį motyvą, kuris skambės mintimi aš noriu. Pavyzdžiui, turite įprotį naktinėti. Kai tik nusprendžiate eiti miegoti, staiga atsiranda krūvos nuveiktų darbų, kuriuos būtina atlikti. Pavyzdžiui, tvarkyti namus, palyginti drabužius ir panašiai. Ryte jums būna sunku keltis, neturite noro eiti į darbą, jaučiatės pavargę. Sakote savo, daugiau nenaktinėsiu. Ir iškart kyla mintis, bet juk tiek darbų. Kas už mane jos padarys? Pagalvokite, ką turite pakeisti dienotvarkėje, kad neliktų darbų nakčiai. Galbūt galite juos atlikti anksčiau, galbūt savaitgalį. Ir dabar pasakykite savo, ką darysit kitaip. Ką norite daryti kitaip. Pavyzdžiui, aš noriu, kad mano vakaras būtų laisvas nuo darbų, skirtas tik mano poilsiui. Mano vakaras prasideda nuo 8 valandos. 6 taisyklė. Atitolinkite pagundą.
Pagalvokite, kas susilpnina jūsų valią? Kokiomis akimirkomis jūs pasiduodate pagundai sulaužyti savo sprendimą keistis? Kartais tai reikia pasakyti pagundai, dink iš akių. Visus šokoladus ar sausainėlius uždaryti stalčiuose, vengti susibūrimų, kur rūkoma, išnešti televizorių į kitą kambarį ar išsitrinti paskyrą socialiniuose tinkluose. Taupote, palikite banko kortelę namuose ir kasdien pasiimkite tik minimalią sumą reikalingą būtiniausioms išlaidoms. 7. taisyklė. Pašalinkite pačią priežastį. Aš pati turėjau įprotį trumpam statyti automobilį mokamose aikštelėse nesusimokant. Vis pateisindavau save argumentu, aš vos kelioms minutėms. Vieną mėnesį sumokėjau 3 baudas ir jos manęs nepaskatino liautis su šiuo įpročiu. Tuomet aš pagalvojau, kodėl aš nesusimoku. Supratau, jog priežastis labai paprasta, aš niekada neturėdavau monetų. Taigi, problemą išsprendžiau labai paprastai. Kaskart, kai tik turiu monetų, palieku jos automobilyje. Ir dabar ne tik nenusižengiu, bet ir visuomet turiu atsargų puodelių kavos. Turite įprotį meluoti? Paklauskite savęs, o kodėl nesakote tiesos? Galbūt nenorite prarasti gero vardo, o gal bijote, kad jūs nubaus? Kartais, iškėlę šį klausimą, atrasite, jog priežastys naivios ir vaikiškos. Niekas jau seniai jūsų nebaudžia, o jūs vis dar bijote. Suvokę priežastį, fizinę ir psichologinę, jūs lengvai veiksite įprotį. 8. taisyklė. Atidėkite. Kai tik iškyla troškimas pasiduoti pagundai, nesistengkite jo užgniaužti, tik atidėkite. Yra moksliškai pagrįsta, kad atidėtas rezultatas praranda vertę. Taigi, prekybos centre, užuot pirkusi visus jums patikusius drabužius, paprašykite juos kasoje palaikyti valandą ar 2. Užtikrinu, didžiosios jų dalies nebenorėsite jau po 15 minučių. Norite užtraukti dūmą ar sugriaužti sausainį, pasakykite savo, žinoma, tik ne dabar, po 10-15 minučių. Jei galite, nukelkite vėl ir vėl, kol noras praeis savaime. Beje, šis dėsnis galioja ir geriems įpročiams. Kuo labiau atidėliojate savo kelionę į sporto klubą, ar tinkamą metą susitvarkyti stalą, atsiprašyti už tai, kad įskaudinote ar panašiai. Tuo mažesnė tikimybė, kad apskritai tai kada nors įgyvendinsite. Gerus įpročius dėkite čia ir dabar, o prastus trumpam atidėkite. 9. taisyklė. Būkite sau gailestingi. Kuo griežčiau save kaltinate ir baudžiate už silpnumo akimirkas, tuo sunkiau rasite motyvacijos atsitiesti. Ar taip, ar kitaip, vis tiek jau sulaužiau dietą, tai dabar iš skausmo suvalgysiu plytą šokolado. JAV mokslininkai atliko tyrimą su grupė moterų. Mokslininkai įtikino jaunas dailias moteris mokslo vardan suvalgyti spurgų ir saldainių. Iš pradžių merginų paprašė suvalgyti spurgų, vėliau vienai moterų grupiai paaiškino, kad neverta savęs graužti. Dėl tų kalorijų, dėl antsvario, kad kaltės jausmas sumažina mūsų valią, kad visi mes žmonės ir turime kartais save palepinti. Taigi, šiai grupiai buvo sumažintas kaltės jausmas dėl suvalgytų skanėstų. Antrai grupiai nieko nebuvo sakoma. Vėliau visos moterys buvo pakviestos praleisti laiką kambaryje, kuriame buvo saldainių. Moterys paragintos valgyti tiek, kiek tik panorės. Rezultatai parodė, kad tos moteris, kurios buvo pirmoje grupėje, kurioms buvo paaiškinta, kad neverta savęs kaltinti, suvalgė 2,5 karto mažiau saldainių nei tos, kurios kaltino save dėl spurgų. Mokslininkai šį veiksnį pavadino taip, po paraliais. 10. taisyklė. Nesiekite rezultato. Keistai skamba, iš tiesų. Kaip beskambėtų keistai, tačiau kuo arčiau tikslo, tuo sunkiau tampa pasiekti rezultatą. Heilio verslo vadybos mokyklos profesorius Ravid Hartas įrodė, kad tarpiniai pasiekimai skatina žmonės sabotažui. Lieknėti pasiryžusiems dalyviams mokslininkai vis primindavo apie jau pasiektą rezultatą, parodydavo, kaip šauniai jie artėja prie tikslo. Pasiūlius šokoladu arba obuolį, net 85% dalyvių leido savo paskanauti šokolado. Tuo tarpu dauguma tyrimo dalyvių, kuriems nebuvo rodomi rezultatai, nebuvo dalijami pagirimai, pasirinko obuolį.
Žinia apie progresą, domėjimasis jau pasiektais rezultatais gali sumažinti mūsų valią kovoti už galutinį tikslą. Kaip priešnuoti tokiai savybei, mokslininkai siūlo taktiką, kurią vadina tikslo išlaisvinimą. Negalvokite apie siekiamą tikslą. Sutelkite dėmesį į patį procesą. Pabandykite užuot sakę, aš darau tai ir nedarau to, sakyti, aš esu. Savo mintise būtąjį ar būsimąjį laiką paverskite esamuoju. Aš esu nerūkanti, aš miegu 8 valandas per dieną, aš mėgstu ramybę, aš medituoju. Aš esu nekonfliktiškas žmogus. Tebūnie naujieji jūsų įpročiai, jūsų tikslai tampa jūsų tapatybės dalimi. 11 taisyklė. Neieškokite pateisinimų ateityje. Paskutinis kartas, kai važiuoju išgėręs, daugiau tikrai niekada. Tai mano paskutinis puodelis kavos. Nuo rytdienos gersiu tik arbatą. Šiandien suvalgysiu pyrago, o rytoj tikrai rimtai pasportuosiu ir taip toliau. Mes labai dažnai imame kreditus iš ateities, užuot veikdami šiandien. Tai yra vienas iš pačių populiariausių motyvų bei priežasčių, kodėl geri norai nevirsta darbais. Jei pastebite, kad tai būdinga ir jums, visų pirma pabandykite prisiminti, kada, kokiomis aplinkybėmis jūs imate kreditą ateities sąskaitą. Vien suvokdami galėsite geriau prisimti atsakomybę už savo veiksmus čia ir dabar. 12 taisyklė. Tiek blogi, tiek geri įpročiai užkrečia. Mokslininkai pastebėjo socialinį fenomeną, jog tiek geri, tiek blogi įpročiai užkrečia. Jei šeimoje vienas asmuo ėmė tukti, netrukus svorio priauga ir kiti. Pradėjus lieknėti vienam, sulieknėja ir kiti. Taigi, norite gyventi kitaip, ieškokite, kas jūs užkrėstų geruoju įpročiu. Galbūt kaimynas rytais bėgioja, galbūt kolegė puikiai šeimininkė. Ieškokite sėkmingų žmonių, venkite tų, kurie jūs užkrečia blogais įpročiais. Ir paskutinioji 13 taisyklė – pastovumas. Vakar taip pat kaip ir rytoj. Geriausias valios treniruoklis – tai pastovumas. Užuot pirmadienį sportavę 3 valandas, o kitus vakarus praleidę prie televizoriaus, užuot visą savaitę laikėsi dietos, o savaitgalį rimtai linksminėsi, atraskite auksinę pusiausvyrą. Tebūnie vakar taip kaip šiandien, o rytoj kaip vakar. 10-15 minučių fiziniai pratimai kasdieną, lengvi neįpareigojantis pasivaikščiojimai gryname ore leis pasiekti žymiai geresnių rezultatų negu intensyvios treniruotės keletą kartų per savaitę. Šiek tiek mažesnės porcijos, 10 minučių meditacija kas rytą, šypsena kas kart įžengus į biurą, sutvarkytas darbo stalas – tai smulkmenos, kurios pakeis jūsų gyvenimą iš esmės. Neveltui yra sakoma, mes tampame tuo, ką nuolatos darome. Pabaigoje norėčiau sugrįžti prie pirmoje dalyje minėtos Otto Schammerio pokyčių teorijos, vadinamosios teorijos U, ir ją papildyti. Pamenate, aš kalbėjau, kad pagal šią teoriją, norėdami keistis ir kurti, turime išmokti atverti savo protą, širdį ir instinktus. Kad tai padarytume, turime įveikti 3 iššūkius – kritiko, teisėjo ir baimės. Tam, kad įveiktume šios iššūkius, mums bus reikalinga išugdyti naujus gebėjimus, sukurti naujus įpročius. Norėdami įveikti kritiko iššūkį ir atverti savo protą naujovėms, turime išugdyti gebėjimą stebėti. Ką tai reiškia? Labai dažnai mes klausydamiesi negirdime, o žiūrėdami nematom, nes girdime ir žiūrime selektyviai, atsirinkdami tą informaciją, kurią jau esame gavę anksčiau. Taip, aš jau tai žinau, vakar skaičiau internete, ne, aš su to niekad nesutikau, tai prieštarauja mano principams ir panašiai. Toks informacijos priėmimas vadinamas downloadinimu, tai yra mes tarsi parsisiunčiame tą informaciją, kuri mums reikalinga, užverdami vartus naujiems, nepažintiems dalykams, uždarydami savo protą atradimams. Gebėjimas stebėti
tai gebėjimas girdėti ir matyti tai, kas nauja, kas neįprasta, kas stebina ar jaudina. Šį naują įgūdį galite išsiugdyti pakankamai paprastai. Pavyzdžiui, kaskart skaitydami straipsnį, klausydamiesi pašnekovo, užduokite savo užduotį, atrasti kažką naują. O atradę, užduokite savo arba pašnekovui klausimą. Kodėl? Kodėl jis taip galvoja? Kaip man atrodo kitaip? Kodėl man atrodo kitaip? Kodėl šie įvykiai klostosi būtent taip, o ne kitaip? Kai išmoksite stebėtis ir atrasti naujus dalykus, jums ims vertis dar nepažintas pasaulis ir naujos galimybės. Jei kartosite šį gebėjimą, jis taps jūsų naujų įpročių. Antrasis gebėjimas – tai gebėjimas pajausti ar įsijausti. Ką tai reiškia? Bendraudami su žmogumi, stebėdami reportažą, galvodami, pabandykite būti ne tik kompiuterio apdorojančiu informaciją, bet žmogumi. Sutelkite dėmesį į tai, kaip į šią informaciją reaguoja jūsų kūnas, kokie jausmai kyla. Jei klausotės pašnekovo, pabandykite ne tik sekti jo žodžius, bet ir jo būseną, savijautą. Moksliškai įrodyta, kad mes turime mėgdžiojimo geną. Mes galime natūraliai įsijausti ir kopijuoti kito žmogaus elgesį bei emocijas. Kam to reikia? Tam, kad mes išsilaisvintume savo emocijas. Ar kitaip sakant, širdį. Kad mes mokėtume kurti santykius ir pasitelkti tuos išteklius, kurių patys neturime. Kad gebėtume vadovauti, kad gebėtume įtikinti ir įkvėpti, kad gebėtume suprasti. Trečiasis gebėjimas – tai gebėjimas pripažinti ir paleisti. Kaip ir minėjau, paskutinis ir sudėtingiausias iššūkis yra baimės iššūkis. Jį veikdami mes ugdome valią ir sugebame suvaldyti savo instinktus. Kad tai gebėtume padaryti, turime išmokti pripažinti visą tai, kas kyla mūsų mintise ir širdyje, pripažinti pačią baimę, nevengti jos, nesistengti ją užgniaužti ar nuraminti priešingai, kaip karžygys stoja prieš pabaisą, pažvelgti ją ir leisti ją egzistuoti. Pasakyti savo, aš bijau. Jei jums kažkas nepatinka, erzina, visų pirma pasakykite savo, tai man nepatinka. Kodėl tai mane erzina? Išmokdami stebėti savo mintis ir jausmus, mes išmokstame kurti savo likimą, nes būtent mes esame tai, ką jaučiame ir tai, ką galvojame. Mes tampame sąmoningesni ir atsakingesni. Mes suprantame, kodėl mums sekasi ir kodėl nesiseka, kodėl mes pykstame ir kodėl mes džiaugiamės. Suvokdami tai, mes galime patys modeliuoti ir kurti šias situacijas iš naujo. Prisimenate, šios paskaitos pradžioje kalbėjau Mahatma Gandhi fraze: tai, kuo aš tikiu, tampa mano mintimis, minti žodžiais, o žodžiai veiksmais. Dėkoju Jums už dėmesį ir nuoširdžiai linkiu sėkmingo virsmo, keliaujant savo svajonių link. Iki susitikimo.